Šio sezono agrochemos naujiena – rudeninės vejų trąšos. Tai yra kompleksinės, granuliuotos rudeninės trąšos skirtos vejai tręšti. Galime naudoti rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo mėnesį ir jų yra jau kitokia sudėtis negu trąšų, kurios mes naudojam pavasariui. Tai trąšos yra su padidinto fosforo kalio kiekio, tai atitinkamai 15-23, bet su mažesnio azoto kiekio, apie 10%. Dėka savo sudėties su padidinto fosforo kalio kiekio, šita trąša sulėtina vejos augimą, kas leidžia vejai tinkamai pasiruošti žiemai ir jinai taip gausiai neauga ir sustiprėja prieš žiemą.